Šurmulys su Jėzumi. Kasdienybė su Dievu. Anuo metu buvo vienas ligonis, Lozorius iš Betanijos kaimų, kur gyveno Marija ir jos sesuo Morta. Marija buvo toji pati moteris, kuri patepė viešpatį kvepalais ir nušluostė plaukais jo kojas. Jos brolis Lozorius dabar sirgo. Seserys nusiuntė jam žinią: viešpatie, tas, kurį tu myli, serga. Tai išgirdęs Jėzus tarė: šita liga ne mirčiai, bet Dievo garbei, kad būtų pašlovintas Dievo sūnus. Jėzus mylėjo Mortą, jos seserį ir Lozorių. Iš tikrųjų, viešpatie, aš matau, kaip tu sakai visų pirma, kad ta liga yra ne mirčiai, bet Dievo garbei, kaip praeitą sekmadienį mes girdėjome, kad tas žmogus buvo aklas, kad tavo viešpatie darbai būtų apreikšti, kad būtų aiškus mums tie tavo darbai, tavo meilės darbai. O dabar matome, kaip tu myli žmonės ir konkrečiai, kaip tu myli Mariją, Mortą, Lozorių. O tu myli taip stipriai, kad norėsi ir grąžinti gyvybę savo draugui Lozoriui. Ačiū viešpatie, nes tu esi vienintelis, kuris gali iš meilės grąžinti gyvybę. Esi vienintelis, kuris gali išgydyti visas ligas. Čia matome, kaip aplink Jėzų yra visokių žmonių, labai skirtingų žmonių, bet pagrinde yra bičiulių. Jis turi daug bičiulių. Tai dėl to, kad mes viešpatie esame tavo draugai irgi tu pasakei mums, aš jūs draugais vadinu. Dėl to, kad ir gavome iš tavęs per šventosios dvasios dovaną irgi tą galimybę susitapatinti su tavimi, nes per krikštą mes tampame tavo nariai, tuo pačiu neprarandami savo tapatybės, dėl to, kad mes gauname per tavo malonę irgi tokią asmeninį santykį su tavimi. Mes pažįstame tave per tavo slėpinius, mes ir galime veikti kaip tu dėl tos malonės, dėl tos meilės, kurią tu išlieti į mūsų širdį. Ir tada ta malonė suteikia mums pažinimo, intencijų vienovę su tavimi, kuri leidžia mums patirti Dievą, nors mes esame vargšai kūriniai. Mes patiriame tą vienybę taip, kad mes galėtume norėti bei siekti to paties kaip ir tu. Ir tada tapti tavo draugais. Yra toks lotynų posakis: idem velle, idem nolle. Tai yra draugai. Mylėti ir atmesti tą patį. Tokia yra draugystė. Taip, Jėzus pagrinde yra apsuptas draugų, besimokančių norėti ir atmesti tą patį. Šventasis José María nuo pat jaunystės suprato, kad Jėzus yra jo ypatingas draugas, bičiulis. Ir parašė: ieškai bičiulystės draugų, kurie savo pokalbiais, prieraišumu, bendravimu palengvintų tau šio pasaulio tremtį, nors draugai kartais ir išduoda. Nematau nieko blogo, kad ieškai, bet kodėl nesieki kasdien dar stipresnės didžiojo bičiulio draugystės? Pašnekėsiu su tuo, kuris niekad neišduoda. Rekolekcijų metu vieną kartą jis pats apmąstė visą dieną apie šią vieną ir vienintelę tiesą. Pirmoji diena tų rekolekcijų jis apmąstė irgi vieną tiesą, kad Dievas yra jo tėvas, bet antrą dieną jis, sakykim, kad sužinojo giliau, kad Jėzus yra jo draugas, jo bičiulis, kuris mane myli. Jis parašė visą dievišką savo širdies beprotybę. Jėzus, mano Dievas, kuris taip pat yra žmogus, yra mano bičiulis. Turiu pažįstamą, kuris man pasakė vieną kartą, kad jau seniai, jau 40 metų gal, turi Jėzaus Kristaus paveikslą, ant kurio spausdinta ši frazė: Jėzus, draugas, kuris niekada neišduoda. Ir tada jis man pasakė: visada
šis paveikslas lydi mane ir su juo lydi tokį suvokimą. Jėzus manęs niekada neišduos. O Viešpatie, kodėl tu neišduodi? Nes tu esi ir Dievas, ir žmogus. Tu esi Dievas, kuris tapo žmogumi. Ir tada tavo širdis yra žmogaus širdis. Tavo meilė yra žmogaus meilė. Širdis yra protinga. Širdyje priimami sprendimai. Ir tu esi tobulai supratęs ir visų žmonių rūpesčius, mano rūpesčius. Ir nerimą kartais, Viešpatie, nes Viešpatie, tu esi irgi žmogus. Taigi, iš vienos pusės tavo širdis yra įsikūnijusio Dievo širdis, iš vienos pusės tavo širdis yra įsikūnijusio Dievo širdis. Taigi, tavo širdyje yra visa begalinė Dievo meilė. Iš kitos pusės, tu niekada neišduodi, nes esi tobulai suprat mano rūpesčius ir nerimą, nes tu, Viešpatie, esi ir Dievas, ir žmogus. Dvigubai, Viešpatie, tavo širdyje ir glūdi ta meilė begalinė, kaip Dievo meilė, ir iš kitos pusės supratingumas ir švelnumas, mano ribotumo ir nuopolių akivaizdoje. Jėzus yra tavo draugas, rašo šventasis Jose Marija, draugas su žmogaus širdimi, tokia kaip ir tavo, malonosiomis akimis, kurios verkė Lozoriaus. Ir kaip jis mylėjo Lozorių, taip myli ir tave. Kaip ir Lozorių, tu, Viešpatie, myli ir mane. Iš tikrųjų, ši tiesa suteikia man realizmo pojūtį ir naują impulsą. Atvirai su tavim bendrauti. Kad nebūtų, sakykim, perdėtų formalumų, sudėtingų metodų, sakykim, kad aš galėčiau ir prisiartinti prie tavęs paprastai, kaip prie bet kurių kitų draugų. Viešpatie, aš noriu taip bendrauti su tavim, kaip Lozorius, kaip Morta, kaip Marija. Ar matai, irgi rašo šventasis Jose Marija, su kokiu prieraišumu, su kokiu pasitikėjimu su Kristumi bendrauja jo draugai. Tada mes, pavyzdžiui, mes žiūrime į šio sekmadienio Evangeliją ir matome, kaip Morta Marija, dėl to, kad Lozorius buvo miręs, kai jis atvyko į tą kaimą, kur jie gyveno, ir Morta, ir Marija kreipiasi į Jėzų tokių net, sakykim, gal ir kai kuriems galėtų atrodyti pagarbos trūkumu. Ir sakydamas, Viešpatie, jeigu tu būtum buvęs čia, mano brolis nebūtų miręs. Tarsi su pykčiu. Viešpatie, kaip aš norėčiau kreiptis į tave tokiu paprastumu, visiškai natūraliai. Lozoriaus seserys prikiša jam, rašo šventasis Jose Marija, kad nebuvo šalia. Juk perspėjome tave, jei tik būtum buvęs čia. Pasitikėdamas, lėtai jam sakyk, išmokyk mane bendrauti su tavimi, su Mortos, Marijos ir Lozoriaus draugystės meilė. Taip kaip su tavimi bendravo pirmieji 12, nors ir iš pradžių tavimi sekė dėl galbūt nelabai antgamtinių motyvų. Kaip natūraliai, Viešpatie, visi kreipiasi į tave, kai yra šis paprastumas. Girdėjau, kaip vienas pažįstamas sako vienam kunigui, kaip natūraliai jūs kreipiatės į Jėzų tabernakulyje. Yra labai džiugu, kad mes galime kreiptis į Jėzų tabernakulyje tokiu paprastumu, kurio Morta, Marija, Lozorius. Ir ne tik tai, sakyti tau Viešpatie, ak Viešpatie, bet ir kitais paprastais kreipimaisiais. Suteik jam jėgų, Viešpatie, Dieve, paguosk. Ačiū tau, Jėzau, už išpažintį, už tėtį, už mamą, už draugą. Lydėk mane, Jėzau, išeinu susitikti su Viešpatie, atiduodu į tavo rankas tą žmogų, tą dalyką, tokią situaciją. Atiduodu į tavo rankas visą tai, kas aš esu, ką aš darau. Viešpatie, ko iš manęs nori? Kaip tau aš galiu padėti? Ir tada girdėsime ne kartą irgi iš Viešpaties, ko tu nori. Viešpatie, norime su tavim bendrauti taip paprastai, kaip pirmieji 12, kaip
Morta ir Marija. Norime tapti iš tikrųjų artimiais tavo bičiuliais. Mergelė Marija yra mūsų motina ir buvo jo pirmoji bičiulė. Mano motina, suteik man irgi tokią drąsą, kad galėčiau ir bendrauti su juo kaip su mano geriausiu draugu. Šurmulys su Jėzumi. Kasdienybė su Dievu.